mama ten pasaulytoja eina, sako, vat mano vaikui reikia va taip ir taip, jis va čia to nevalgo, čia tą ir tą, ne? Suprantat, vat sociumas tai yra vat ta tokia aplinka, kur susirenka visi iš visokių giminių. Kiekviena giminė turi savo taisyklės, savo normas, savo kažkokius ir vat tas vaikas, kada auga, jis vat taip ir auga, jam taip yra gerai. O kada jau išeina kažkur kitur, vat prasideda, vat mes jaučiam, kokie skirtumai yra, ar ne, vat skirtingi visi. Ir tada jau sociumas ir pradeda dėlioti pliusus minusus. Ir pradeda dėlioti, kad vat lygina vienus su kitais, nes giminiai nieks nelygina. Giminiai pastebi kažkokias savybės, va tas gabus ten, va, pjauna tą žolę ten gerai jau 5 metų, ten kitas gerai tą daro, bet nėra tokio lyginimo, kad tas geresnis, tas blogesnis. O sociume jau prasideda, ne, vat mes pradedam dėlioti pliusus minusus. Ir kaip, kada žmogus ateina į visokias praktikas, jisai ir sako, kad va, vaikystėje ten aš negavau to ir to, ten buvo taip, ir va dabar gyvenime aš turiu problemą. Tai dažniausiai ta problema ir yra, kad mus kažkaip tai kritikuoja. Žmonės labiau yra pripratę prie kritikos negu prie pagyrimų. Ir visada žmogus, kada pirmą kartą atvyksta, labai tas Julijos pavyzdys, kada pirmą dieną jinai tokia visa susitraukusi, išsigandusi. Jaunas žmogus dar pripratęs prie to, kad tu ateisi į naują sociumą, pirmiausia tave kritikuos, įvertins ir tu čia to nemoki, to negali, čia tą ir visada yra naujoje vietoje, tu lauki ne to, kad tave pagirs, ne, kad kaip tu moki, bet kad tave pradės kritikuoti. Ir mes jau nuo mažens taip esame užauginti ir tą labai sunku išsitrinti viduj, bet reikia tą kažkaip padaryti. Visada suprasti, kad ta savybė, kuri kitiems užkliūva, tai yra mano privalumas. Kokia Jolanta, kai į pirmą seminarą atvyksta, jos gyva toks talentas vadovauti, kontroliuoti. Ir atrodo, ko tu čia vadovauji, ko tu čia kontroliuoji, ko tu čia, ar ne? Bet tai yra jos privalumas. Ir jeigu leidi žmogui tą daryti, žiūrėk, kad ateinat ryte, ne, viskas jau sutvarkyta. Kas tvarko? Jolanta ateina, įveda tvarką, čia viską sužiūri, sukontroliuoja, maistą nuvažiuot, nupirkt, viską, tai kur jūs kažkur kritikuoja, jeigu mes priimam asmeniškai, labai sureikšminam ir užsidarom. Ir galvojam, aš čia nepritampu, čia reikia rasti, tiesiog reikia rasti, kaip tai realizuoti, ne? Ten kokia Giedrė ten. Dvasinga, atrodo, Jėzau, jau nučiuožusi jinai čia. Jai tik tai duok ten, dievai, Bet čia jos privalumas yra, ne? Ir kai reikia tokios energijos, jinai visada tą duos. Jinai atvyksta, salę sureikia, pravalo, ten su smilkalais, praeina. Jau padaryta kažkas, ar ne? Tai giminė, kada mes irgi, mes galim giminiai užtraukti prakeikimą, o galim užtraukti palaiminimą. Ir prakeikimą mes užtrauksim būtent tokiu būdu, kada mes savo kažkokią privalumus, talentus
nerealizuojam arba realizuojam, netinkamai, kada aš įrodinėju, kad aš toks, jūs priimkit mane tokį, ar ne, ir tada prasideda karas. Sociumas visada sakys, ko tu čia dabar šakojas, yra už tave geresnių, ar ne, bet jeigu tu nebūsi klaunu, o nueini į savo vidų ir jauti, koks tu esi, ir tu taip darai, užtikrintai, tai sociumas, aišku, iš pradžių keistai pasižiūri, bando tave nusodint, ar ne, bet jeigu tu tame lieki, ištikimas savo, anksčiau ar vėliau sociumas pamato, vau, eina savo. Ir jeigu tu atstovi savo savybės, nes mumise dvasia ateina skleisti savo dažnį. Ir giminiai tas dažnis yra svarbus. Ir tą savo dažnį, kokia bebūtų situacija, aš einu ir tą dažnį skleidžiu. Palaiminimą mes galim užtraukti tokiu būdu, kada aš įtvirtinu tą savo dažnį ir tą dažnį per kraują kažkas paveldės. Jūs vakar susirinkot visą savo kraują, visą savo DNR, ką jums grupėje po misterijos žmonės pasakojo, visa tai yra jūsų kraujyje. Tai ne tie seneliai ten smaugia, Merkurijaus karta smaugia tave ten per misteriją. Merkurijus tai protas, o protą perdavė močiutė. Taip, ir močiutė perdavė tokį dažnį, kad reikia išbandyti, tu čia išgyvensi, ir tu čia. Ir žmogus nešiojasi savo DNR ir visose situacijose protu visada smaugia, tikrina, kad ar toks dažnis, ar ne? Ir mes toks rinkinukas įvairių savybių. Ir mes, aišku, turim įtvirtinti savo atsineštą dvasinį dažnį. Tik tada giminė gali augti. Nes jeigu aš gyvenu tik ant to, ką man davė, ar ne, ir nepridedu kažko naujo, tai nereikalinga šaka. Šaka turi kažkur į priekį augti, kažkur eiti. Ir kada mes kalbam apie perdavimą giminiai, tai per ką mes galim perduoti, tai per mėnulį. Mėnulis mus suriša su giminė ir mūsų spalvos yra pagal mėnulį šitam seminare, pagal jo padėtį. Ir su mėnuliu yra toks sunkus reikalas. Mėnulis visada yra mūsų kažkoks trūkumas. Kada žmogus, horoskope mėnulis rodo, yra dvi planetos, kurios rodo tokia sunkiausias zonas. Tai pirmiausia yra Saturnas, kažkokiam seminare, man atrodo, dirbam su Saturnu, kur ten iš viso atrodo neįveikiama. Ir antra zona tai mėnulis. Švelniau, bet žmogui visada atrodo, kad čia aš nesusitvarkau, aš pats neturiu to, padėkit man. Ir labai dažnai tas jaučiasi, bet, pavyzdžiui, patys linksmiausi žmonės yra patys liūdniausi iš tikrųjų. Bet kaip Loreta, ne, atrodo tokia, o ateina, sako, aš gyvenimo džiaugsmo neturiu. Ne, bet ten kažkokios reikia pagalbos, bet mes ir ateinam tai vystyti ir jeigu žmogus tą išvysto, jis gali padėti kitiem jau. Toj srity, jis gali padėti kitiem ir giminiai, ką aš galiu duoti, tai per mėnulį savo duoti tam tikrą dažnį, bet vėlgi, ar aš
čia duosiu prakeikimą ar palaiminimą. Jeigu aš pats su savo mėnuliu susitvarkysiu, tą dažnį įtvirtinsiu, mano giminė per kraują iš manęs tai gaus. Jeigu nesusitvarkysiu per gyvenimą, tai giminė gaus prakeikimą. Vat bus klaida kažkokia, ar ne? Vat visi giminaičiai, va čia visą laiką ir klys kažkaip tai. Tai va, Giedrė. Tai jeigu esi, akivaizdžiai jau paskutinis savo linijoje, tai ten išdirbai tas puikiausias savybės, kurios savo dedasi. Ar buvo gero? Aišku, jos jau tada gali likti kaip atmintis. Ne? Gali būti kažkoks žmogus, gali jis tapti Marytė Melnikaitė, jeigu atsimenat. Ten nukankino, nužudė. O jeigu sąmoningai, tai tokia atveju geriausiai eiti jau pilnu gazu į savo talentą. Taip, bet kuriuo atveju. Nes, kaip tavo linija gali nutrūkti, bet tu esi tik viena maža šakelė dideliai šakoj. Bet, pavyzdžiui, aš turiu giminaitę, protėvę, tokia Nelė Mazalaitė, jinai buvo rašytoja, Amerikoje gyveno, savų laikų jinai buvo pakankamai garsi. Dabar kažkaip jau nieks nežino jos, bet ir jinai yra, ne iš mano tiesioginės šakos. Ta prasme, jinai ten mano iš senelio pusės, bet žodžiu, kita šaka, bet protėviai tie patys, ne? Ir jinai kaip ne mano tiesioginė, kraujo linija, bet mes iš tos pačios šaknies. Ir jau aš galiu tuo didžiuotis, ne? Aš jau galiu sakyti, mano kraujyje, nors jos kraujo aš neturiu. Suprantat, jinai kitur, kitaip gyveno, kitoj šakoj, bet vis tiek aš sakau, mano kraujyje yra. Ne? Tai nesvarbu, kad ties tavim nutrūksta, bet ta visa bendra šaka, jinai sako, čia buvo šaka, kuri taip žydėjo, čia mūsų. Ir tas atmintyje lieka įspaudas giminėje, kad kažkas buvo ir tai duoda tokio vėlgi pasitikėjimo savimi, tokio pavyzdžio kažkokio, kad jeigu jai pavyko, tai ir man gal pavyks. Tai nereikia pergyventi, kad ties jumis kažkas nutrūko. Pažiūrėkit, medžiuose daug daugiau yra nudžiūvusių šakų negu tų, kurios, jeigu į eglę, nueikit, pažiūrėkit. Kiek yra daug numestų nudžiūvusių šakų ir tik viršūnėlėje, ten tos pušys, ne eglės pušys, atsiprašau, tik viršūnėlėje yra kažkas gyvo. Tai tada mes dabar paimsim... Kas? Trumpas klausimas, iš šito klausimo išėjo. Jūs sakėt, kad ten yra tos plokštumos ir viduramžiai, ir ateitis, ir praeitis. Ir viskas, kaip aš supratau, gal neteisingai, čia eina bet kada ir bet kaip. Tai kodėl negali tas, sakykime, šiuo atveju jos padarytas darbas būti įrašytas į kraują atgal. Nes gal gali būti, kad kažkas gimsta po jos praeitį su jos informacija šeimoje ir lemia tokį paradoksą. Teisingai. Taip, bet mes dabar, kai kalbam, paprasčiau yra suprast, kada mes linijiniu būdu suprantame laiką, bet laikas jis nėra linijinis. Ir pavyzdžiui, pranašystės, ar ne, kada sako, jūsų ten gims, ten tas ir tas, ten bus toks ir toks, ar ne, jau žino apie ateitį, ar ne, ir taip, kartais būna ir taip, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus paliko giminiai kažkokį prakeikimą,
Būna, kad jis ateina į tą pačią giminę, kad jis grįžta į tą pačią plotmę, kad ištaisytų. Ar ne? Tai mes taip giliai nekapstykim, nes protui yra sunku tą suprasti, kad galima vaikščioti. Dar aš galiu pasakyti, kad mūsų yra ne vienas, o kiekvieno žmogaus yra po 12. 12 vienetų. Ir tie 12 vienetų paraleliniuose tokiuose plokštumuose, pasauliuose gyvena, gauna savo patirtį. Ir visas tas mano tinklas, jis tobulėja kiekvienas vis kitoj srity. Ir taip aš paskui jau susirenku į vieną, suvokiu save kaip vientisą darinį, jau tada visai kita sąmonė. Tai mes galim labai eiti giliai ir kapstyti, bet vis tiek mes to nesuprasim, ar ne? Mes galim tik teoriškai žinoti. Tai jeigu nutrūko ties jumis ta giminė, tai čia visai ne tragedija yra, ar ne? Būna, kad giminė atliko savo misiją. Būna, kad jinai specialiai jau užmigdo šitą šaką, nes jinai jau viskas nebegali nieko duoti. Tai čia tiesiog nieko baisaus. Tai mes paimsim po stichiją. Kiekviena stichija turi po 3 ženklus. Ir tai ugnies kampas pas mus ten yra. Anas kampas. Dar kol kas nestokim, aš pirmą papasakosiu, kad jums nereikėtų ilgai stovėti, gerai? Tai ugnies kampas, jis turi 3 ženklus. Ugnies stichija visada neša pokytį. Ką palietė ugnis, tas jau negali būti toks, koks buvo. Taip, žvakė tirpsta, namas sudega, skrandyje maistas tirpsta, rūgštis ugnis, ar ne? Jinai ugnis visada transformuoja. Tai kas esate raudoni, pirmoji dainoj, jums reikia generuoti tą pokytį, transformaciją, pakeisti. Bet jūs nešate, jūs galite giminiai duoti tokį geną, kuris giminėje leis keisti bet kokią situaciją. Reikia keisti, jūsų genas ateina, sako, aš galiu. Įsijungia ir aš keičiu. Ne? Ir dabar kiekvienas ženklas turi savo specifiką. Tai aišku, ne visi astrologija domisi, tai aš išvardinsiu tada. Tai avinė yra tas pokytis, kuris išveda iš mirties realiai, iš nebūties priverčia būti. Tai yra dažnis, kuris verčia kovoti, nepasiduoti, nugalėti, apsaugoti, apginti. Tai yra labai vyriškas dažnis. Ir jums gyvenime, žiūrint, kiek žmogus realizavo tai, ar ne? Kartais atrodo, kaip būtų gerai, kad mane kažkas apgintų, apsaugotų. Nebebūna taip, ne? Vadinasi, jūs tą dažnį jau kaip radot savyje, pripažinot, aš moteris, bet aš tokia. Jau aš tai, aš pakeisiu kažkokią būseną į aktyvumą. Įnešti aktyvumą. Kur aš esu, ten visada aktyvu. Aš išjudinu. Toks jūsų dažnis. Ir jeigu jūs jį teisingai tvirtinsit gyvenime, giminiai galit užtraukti tokį palaiminimą, kada giminiai pradės gimti tokie kovotojai, kada reikia kažkur tos jėgos ir fizinės jėgos netgi. Taip, tai yra sportas. Jūs galite duoti iniciaciją sportuoti.
Ne, vat, tai jūs, aišku, daug tų lygmenų yra tame ženkle, bet reikia tą įtvirtinti, ar ne, ir pačiam pasportuoti, tą fizinį kūną sutvirtinti, raumenis, dantis, kad genda dantis, užtrauksit prakeikimą giminiai. Ne, vat, po jūsų pradės visiems dantis gest. Vadinasi, turiu kažką daryti, tvirtinti dantis, tam protezus, implantus susidėti, kad jie jau jeigu iškrito, vis tiek į vietą aš įkišiu 2. Taip, turi būti tvirti. Kraujas. Taip, bet turi būti tvirtas, stiprus kraujas, sustiprinti. Ten nagai. Ne, vat, lūžinėja, jau blogai. Turiu padaryti, kad būtų tvirti. Taip. Nu va. Gerai. Tai čia pats raudoniausias ženklas. Prie jūsų jungiam liūtą. Tai liūte mėnulį turi. Loreta tai vis tiek iš... Jeigu viena kalba, tai kita tada. Tai va, tai liūtas. Tai yra, tas individualumas. Kad aš nepakartojamas esu. Ja? Va, tai jūsų pokytis yra... Bet jos turi uždegti, o jūs turit šildyti. Liūtas, jisai šildo. Bet šildo ne ten, oi, atskai, padatskiai, ten glostau, ne. Per džiaugsmo dažnį. Nešti džiaugsmą, pramogą, laimę. Ir vat irgi gali būti, kad kol žmogus to nėra įtvirtinęs, jam visą laiką trūksta, bet aš nemoku džiaugtis gyvenimu, aš nejaučiu ten laimės, meilės nėra mano gyvenime. Tai vat jūsų tikslas, vat susitinkat su giminaičiais, vat važiuojat pas giminę, jūs turit džiaugsmo nuvežti, kažkokį žaidimą, vat Martynas mamai ištisai dėlionės perka. Nes ta tai pamišusi yra ten dėlionė, jinai taip kaifuoja, tai kiek jau ten priperka, tai jinai paskui per kalėdas išparduoda. Dabar jau pripirko, jau mačiau Facebook'e vėl žinutę, kad vėl turiu parduotą, ne, bet jinai taip, kad kažkokią pramogą reikia nuvežti, kažkokį džiaugsmo, krislelį tokį, vat kažką, tai baliuką ten, vat sušildyti, ne uždegti, bet vat, kad būtų linksma, kad būtų faina, meilės jausmas. Vat irgi būna tokiem žmonėm, kad vat, nejaučiu meilės, vat, padėkit man suprasti, kas ta meilė, aš niekaip ne. Vat. Ir kai tai atsiranda, kada žmogus vat, priima, išmoksta mylėti, vat, jis irgi giminiai vat, tokį geną, kad po jo vat, visi mylės, vat, tokie, žinot, vat, atlapa širdim, kada nieko nelaukiu savo atgal. Tiesiog gimkit mano meilę, man džiaugsmas, kad jūs tiesiog galit mano meilę priimti. Liūtas tai yra ir vaikiškumo tema. Bet vėžys irgi su vaikais susijęs, bet kitaip. O čia yra vat, vaikų džiaugsmas. Ne? Tai vat, jums giminė, vat, kaip Mildai, ne? Vat, vaikams džiaugsmą organizuoti, išvaduoti juos iš kažkokių, vat, kas juos liūdintų, ne? Va, visokių prigalvoti vat, vaikams. Taip pat tai yra, vat, kas teikia džiaugsmą, tai hobis, laisvalaikis. Ne? Vat, jūs patys turit turėti kažkokį hobį, kur, vat, jeigu jūs nugyvensit gyvenimą, darbas, namai, ta prasme, kad grįžtu, pavalgau, pamiegu. Vėl darbas, grįžtu, pavalgau, pamiegu. Ir viskas, ir giminė gyvens nuobodžiai, liūdnai. Jūsų dažnis yra, būtinai reikia turėti ko laukti. Vat aš dirbu ir visą laiką galvoju, grįšiu, tai vat, varau ten, vat, su riedučiais, ten kažką darau, kažkokį hobį turiu, man linksma, man gera.
Ir vat giminiai paliksit tą pavyzdį, kad jo, galima džiaugtis, vat gyventi ne vien darbais. Čia liūtas. Aišku, liūtas yra ir, toks išdidus. Vat tas išdidumas jo yra iš to suvokimo, kad aš esu unikalus. Ir vat liūtiška energija giminiai labai svarbi, kada ateina žmogus, sako, aš nesijaučiu svarbus, aš niekam nereikalingas. Liūtas, jis, suprantat, jis turi charizmos iš savęs, ne tam, kad jį ten šlovintų, bet jam taip gaunasi. Vat jo žavimasi todėl, kad jis pats iš savęs gauruotas. Bet jis gauruotas ne tam, kad ten jį, bet tiesiog, jis kitoks. Kas daugiau dar turi tų gaurų? Neturi niekas. O jis turi, aš kitoks. Tikras liūtas. Taip. Tai to ieškoti savo individualumo, priimti save kaip labai reikšmingą, svarbą. Ir šalia jūsų Mėnulis Šaulyje. Vėlgi ugnis, bet kitokia. Šita ugnis, jos tikslas yra šviesti, nušviesti. Tai ir kol man atrodo, kad aš gyvenu tamsoje, čia visi kažkokie tamsus ir aš tamsus, padėkit man nušviesėti, aš savim nepatenkintas ten. Tai vadinasi, dar to dažnio nėra. Kada ateina tas tikras šauliškas dažnis, tada aš tikrai priimu save kaip meistrą, priimti save, kad aš esu meistras. Aš esu mokytojas. Aš esu tas, kuris gali pamokyti. Ir giminiai, jūs ir turit būti ta šviesa. Kad aš tikrai nestokosiu patarimų. Šaulys tai yra ideologija. Kada aš tikiu kažkokiais idealais, aš turiu kažkokią savo atrastą ideologiją, ir aš galiu ją dalintis, arba, žinot, su ideologija irgi kaip yra, arba su pamokymais. Kartais žmonės sako, ko tu čia aiškini? Ne tavo čia reikalas, kaip mes norim, taip mes gyvenam. Vėlgi tai turi ateiti iš vidaus. Jumise tas tikėjimas turi būti toks stiprus, kad jūs juo gyvenat ir žmonės žiūri į jūs ir galvoja, aš irgi taip noriu. Bet aš irgi matau, kad tame kažkas yra ir pamažu žmonės pradeda sukti link jūsų. Tai yra kelionės. Jūs turit savo giminiai paskiepyti norą pamatyti pasaulį, priimti svetimas kultūras, nes kaip yra, kaip ir sociume, vaiką atvedi į darželį, visi žiūri, čia kažkoks netoks jisai. Tai lygiai taip pat ir pasaulyje, atvažiuoja kokie Lenkai, čia Lenkai, arba Latviai, žirgo galva, bet svetimos kultūros, svetimos tradicijos, mums visada atrodo svetimos. Bet kad jos svetimos, jos nėra blogos, jose yra labai gerų dalykų. Ir jūsų užduotis, viena iš užduočių irgi yra parodyti pasaulį, parodyti, kad kiek visko yra ir mes visko galime naudotis. Tai šviesti, nušviesti, parodyti, pamokyti, politiką šaulys taip pat. Jau kada aš einu, ta prasme, kad, kaip čia susijęti, su egregoru, sakykime, ar ne, bet aš einu į kažkokį tai egregorą ir aš turiu siekti tapti tuo, nuo kurios sklinda šviesa, nes valdžia,
kokia jinai bebūtų, sako, jinai iš Dievo. Kodėl iš Dievo? Todėl, kad mes ją patys išsirenkam. Mes žiūrim, galvom, va, ten Andželika, kokia, nu, vat, jinai kažką išmano, ten, ne, vat, mes prabalsuojam, jinai ateina į valdžią. Ir tada jau jinai skleidžia tą dažnį, nu, vat, mums jis patiko, jinai skleidžia tą dažnį ir mes keičiame savo tradiciją pagal tai, ką jinai sako mums daryti. Tai, kad mes išsirenkam valdžią, parodo, kokia yra liaudės dauguma. Ar ne? Vat, kokia yra dauguma, vat, tokia ir valdžia. Ne? Mažuma gali būti nepatenkinta, bet vat, nu, tenka prisitaikyti. Tai vat, valdžia, valdymas, tai yra irgi nu, šaulio funkcija, generuoti naujas taisyklės, naujus įstatymus, todėl, kad tai visada nu, turi kažkokią idėją, kad bus geriau. Ne? Nu, kaip įstatymus leidžia, kad kažkam būtų geriau. Na, aišku, pirmiausia, mano giminiai, kad būtų geriau. Ne? Tai vat, bet jeigu sąmonė platesnė, tai vat, leidžiu įstatymą, kad nu, dabar vat, viskas tikrai bus geriau, visiems daugumai bus geriau. Tai va, tai kiekvienas dažnis va, toks unikalus, ta pati ugnis. Ar ne? Vat, kada tu sutinki mokytoją, tu jau nebebūsi toks pat, koks buvai. Tu nors akimirką prisilietei prie mokytojo, viskas jis tave jau pakeitė. Jau tu nebebūsi, koks buvai. Ne? Galbūt tu priešinėsi, galbūt tu sakai, ne, nesąmonė. Ir paskui tu gyvendamas pradedi matyti, o rimtai, o geras, rimtai kažką, vat, ir tu pradedi, nu, va ta sėkla, jinai tavyje vat, vis tiek auga ir šviečia tave. Tai vat, jūs mokytojai tokie esate. Tai čia mūsų mėlynieji. Oras. Jeigu ugnies funkcija transformuoti, tai oro funkcija yra pernešti informaciją. Bet jeigu mes būtumėm vakuume, nebūtų oro, mes galėtumėm bendrauti, bet mes nieko negirdėtumėm. Todėl, kad garsą perneša oro banga. Tai oras perneša informaciją. Oro funkcija yra judėti. Jis negali sustoti. Jis visą laiką turi judėti. Jo kokybė yra greitis. Oras yra labai greitas. Tai vat tokį greičio dažnį reikia skleisti jums, informatyvų dažnį. Tiesiog vat visas paskirstimas visko. Nu, vat, aptarsim vat, skirtingas kokybės pagal ženklus ir visą tai oro principas. Tai pats oriškiausias tai svarstyklės, tai, nu va, matot, oras įsijungia iš karto klaidos. Ne? Todėl, kad darau greitai nemąstydamas. Ne? Vat, greitai ir gaunasi taip. Nu va, tai svarstyklės, tai yra toks oras, kurio tikslas yra palaikyti pusiausvyrą, harmoniją. Bet kada pas mus oras pritvinksta, mes atidarom langą, kad įvyktų pusiausvyrą. Negeras oras išeina, geras oras ateina ir išsilygina viskas. Na, toks vat, tai šitas dažnis, jis neša teisingumą. Vat, jūs turit skiepyti savyje ir pernešti į giminę teisingumo jausmą. Kas teisinga, kas neteisinga, kokios yra normos, kokios yra taisyklės, kurios palaiko pasaulyje harmoniją.
Bet jūs visada jaučiat, taip čia gerai, bet kažkur, taip neturi būti. Ne taip turėtų būti, ne? Tas jausmas yra, kad reikia išlyginti, sutvarkyti, suharmonizuoti. Tai atvažiuojat kur nors į giminę ir kas jūs užkabina, kad gal viduj jausmas, kad ne taip turi būti, ne taip. Ir vadinasi, jūsų pareiga yra parodyti, o kaip turi būti, kad būtų pusiausvyrą, harmonija, lygybė. Tai yra partnerystė. Ar ne? Kada aš sugebu priimti kitą žmogų, kaip, jis yra kitoks negu aš, bet mes esam kartu. Ir mes viens kitą papildom. Partneris kompensuoja mano trūkumus, aš kompensuoju jo trūkumus. Ir dėl to mums kartu yra gerai. Kirvis be koto praktiškai nereikalingas. Kotas be kirvio irgi nereikalingas. Bet jie skirtingi, bet sujungiam, daiktas. Geras. Tai jūs turit giminiai parodyti pavyzdį, kaip reikia bendradarbiauti. Kaip reikia susijungti su kitu žmogum, kad galėtum nekonkuruoti, neužgožti, nenusileisti, bet lygiavertiškai, ar ne? Kada mes abu kartu atliekam skirtingas funkcijas, bet ta funkcija be šitos neveikia. Reikia abiejų. Tai yra kultūra. Atnešti, kultūra, jinai, aišku, laikmetyje keičiasi, ar ne, bet kiekviena karta žmonijos turi kažkokį standartą, grožio standartą. Ar ne, bet ir jūs tą grožio standartą turit jausti. Ir nesvarbu, koks tu esi, galbūt tu net, pavyzdžiui, Gintarė, man taip gražu, nes, sakykime, jos kūnas šiame laikmetyje neatitinka grožio standarto, nes, turi būti liekna, ne, turi būti, o jos kūnas yra, bet jinai moka tą kūną taip gražiai pristatyti, kad tu žiūri ir galvoji, šitam seminare jinai yra pati gražiausia moteris. Ne? Tas grožio suvokimas, kad viskas turi būti harmoninga, gražu, kad neturi akis užkliūti už kažkokios disharmonijos. Viskas turi taip būti sutvarkyta, kad būtų gražu. Tai yra ir kūryba, bet tokia, jeigu ten liūtai, jie kūrė iš meilės jausmo. Myliu, parašysiu sonetą. O čia aš kuriu, kad būtų gražu. Kaip Jurgita, naktinukai gražus. Arba jūsų tie sapnų gaudyklės tokios. Aš labai pas mane namuose, beveik kiekvienam kambarį kabo, ant langų vietoj užuolaidų kabo tokie visokie. Tai gražu. Tokia grožio funkcija, kad harmonizuota aplinka. Jeigu erdvėje nėra gėlių, salėje nėra gėlių, jinai tokia nyki kažkokia. O jeigu čia kažkur stovėtų kažkokia gėlė, lapai, žydė, gražu, jau kažkaip širdžiai mieliau, jūsų toks dažnis, pernešti informaciją apie grožį, kultūrą, estetiką, sutarimą, teisingumą, viskas, kas palaiko harmoniją. Kad nebūtų per daug pritvinkusio oro, kad būtų harmoninga. Visuomeninis gyvenimas, kada
aš išeinu į gatvę, va, ir aš jau esu tarp kitų žmonių. Vat, kokios taisyklės, kokių taisyklių laikymasis mums leidžia nenužudyti viens kito. Ne? Nu, kaip seniau ten westernuose, kaip rodo, nepatiko kažkas, nuėjau ten ir viskas, ne? Ir tas šerifas ten, vargšas, nežino, ką daryti. Nu, tokia norma, žmonės nepatiko žudyti. Nu, normą patobulinkim, padarykim subtilesnę, kad kitaip susitart ir atsiranda įstatymas kažkoks. Ir mes laikomės įstatymo, ne todėl, kad mus verčia, bet todėl, kad įstatymas kūrė harmoniją. Kad negalima naktį siurbliuoti grindų. Ne? Paskui policija iškvies. Toks įstatymas. Todėl, kad harmonija. Gerai, toliau, tai tuos jau dvynius tada pakvieskime, jau tuos, kurios sukviečiau pirmą kartą. Čia jau matote mėlyną, kuri turi šiek tiek žalios. Žalia. Kur ta žalia? Aha. Žalia tai vandens spalva, vandens funkcija yra sujungti. Tai va, tai yra mėlyna, kuri jau savyje turi šiek tiek žalios, tai yra, aš nešu informaciją, kad susijungčiau. Tai dvyniams labai svarbu yra bendrauti. Ir kaip Gileta, sako, brolis su manim nesikalba. Bet čia mano problema, nes čia mano mėnulis. Mėnulis dvyniuose rodo skylę čia. Kad man reikia pagalbos, aš nemoku bendrauti, man padėkit, kažkaip su manim kalbėkit, kad aš išmokčiau kalbėti, ne? Ir kada aš jau tą išmokstu, tada aš esu kaip Violeta. Kaip Martynas, sakau, kada grįžai šiąnakt, sako, antrą. Gerai, sakau, ką veikiat? Kalbėjomės. Su kuo? Sako, žvengiam, sako, Violeta, ką be pasako, vis yra juokinga, linksma, nes, iš tikrųjų, žmogus kalba taip, kad atrodo, kaip taip reikia sugalvoti. Tokių žodelių prigalvoja, visokių pavyzdžių, jos liežuvis jaučiu paleistum ir kalbėtų ir visą laiką įdomiai, visą laiką vis su bajeriukais. Tai čia jau, čia tas mėnulis, ne, toks pradirbtas. Tai jūs savo giminiai galite duoti palaiminimą per šitą dažnį, kad lengva bendrauti su bet kuo. Nesvarbu, kas prieš tave. Aš į visus žiūriu kaip į klasiokus. Visi mano klasiokai. Ir aš su visais girdiu, čia taip ir taip, čia taip. Ir tai yra skirta perduoti informaciją. Neužlaikyti. Bet dvyniai niekada nedaro, jie neturi savo nuomonės. Dvyniai savo nuomonę turi šauliai. Todėl, kad jie išfilosofavo, išgyveno, pajuto ir sako, aš žinau, mano nuomonė, viskas yra taip ir taip. Užgriūva su savo mokymais. O dvyniai, jie tai nežino, jie girdėjo. Man sakė, yra taip ir taip. O ką tu sakai? Taip, gerai. Man sakė, kad yra ir taip. Bet tokį tinkliuką kūrė, nes aš tai nežinau, bet aš girdėjau. Aš skaičiau, aš sužinojau kažkur, aš radau, bet aš to nepatyriau. Aš tik girdėjau. Bet tai irgi yra svarbu, tą gandą paskleisti, ne? Paskleisti kažkokią, tai žiniasklaida tai kada yra tikra žiniasklaida, bet kur jau prasideda
kada žiniasklaida jau savo nuomonę ten prideda, jau negerai. Žiniasklaida turi būti objektyvi. Įvyko, pasakė, pranešė. Taip, be jokio, bet kada mes žiūrime žinias, moteriškė skaito žinias ir pavyzdžiui, jinai pasakoja apie kažkokius žiaurius dalykus, ten kažkas kažką nužudė, ten kažką, jinai tą pasakoja, tiesiog pasakoja, neverkia, jinai nevertina, vat, ar gerai, ar blogai, jinai tiesiog pasako, vat, buvo taip ir taip, ar ne, arba ten kažką džiaugsmingo, jinai nepasakoja, ai, ten žinai, tai buvo, jam. Ne, jinai tiesiog vat, skaito tekstą ir perduoda faktą. Taip, tai vat, čia yra dvynių tokia funkcija, nesureikšminti, nesusireikšminti, perduoti vat, kaip mokyklai vaikam. Ne, vat, mes perduodam žinias ir viskas. Va, ir, nu, irgi vat, skubėjimas, greitis, dvyniam labai būdingas, atrodo visada, kad jų labai daug. Jis ir čia, kur, vat, pasižiūrėkite į Jolantą. Kur be pažiūrė, jinai visur yra. Jinai to ateina skambaliukų paskambina, jinai ten nueina stalus patvarko, jinai visur ten visus, vat, tokia, vat, toks mėnulis dvyniuose, visur suspėt. Visur galiu. Na? O jeigu to nėra, vadinasi, dar aš jaučiu čia trūkumą. Ir man visada atrodo, kad kažkas mane turi išjudinti, aš nespėju. Ne? Nu, kas dar dvyniai? Nu, žodžiu, esmė, pagavote esmę, ne? Taip, tai vat, jeigu jūs paliekate žmonėms savo giminiai tokį geną, jiem bus labai lengva priimti informaciją. Jie labai lengvai mokysis, labai lengvai bendraus su visais. Jiem bus paprasta bendravimo lygmenį. Protas bus objektyvus, tiesiog, vat, be kažkokių išankstinių nuomonių. Nu, va. Ir vandenyje kitas dažnis. Įvairesnės spalvos, ne? Taip, ten buvo tokios kaip susitarusios, paskleidė gandą, kad reikia mėlynai, jos visos mėlynai yra apsirengę. O čia tokios interpretacijos mėlynos. Tai vat, čia jau mėlyna turi lašelį raudonos. Taip? O raudona tai ugnis. Tai yra oras, kurio paskirtis biškiuką padegt. Ne? O kas ugnis, tai yra keisti. Oras, kuris kažką keičia. Tai yra vandenio funkcija, tai ir yra žiūrėti į ateitį. Jos dar nebuvo, jos dar nieks nepatyrė, bet informacija apie ateitį, vat kažkokia yra, ar ne, vat kažkoks. Ir vat šitie žmonės, vat jūsų dažnis yra tas dažnis, kada aš domiuosi tuo, ko dar beveik net nėra. Bet bus. Jie visada žiūri į ateitį, jie domisi naujovėmis, inovacijomis, ar ne? Jeigu to nėra, visada atrodo, oi, nemoku su to kompiuteriu elgtis, nemoku čia, nesuprantu, kaip čia tie telefonai veikia, ten vaiko prašo, tu man padėk, blogai. Mėnulis jau skylę daro vandenyje, ar ne? Aš turiu pasivyti laikmetį. Ir būti trupučiuką dar net toliau to laikmečio, kaip Elonas Muskas, biški toliau laikmečio. Va, ir tai yra dažnis, kuris leidžia nepasenti žmonėms. Nes senatvė prasideda tada, kada aš užsistoviu ties kažkuo, kas jau buvo, įsitvirtino ir aš pasilikau. Aš vis dar nešioju skarelę, kaip ten 19 amžiuje, nes tokia mada buvo. Tada buvo tokia mada, visos nešiojo, tai buvo gražu, o aš mada pasikeitė, aš vis dar su skarele vaikštau. Va, tai va, to vandenis jis tau neleidžia tokio.
aš būsiu dar biškį į priekį. Aš jau ten kažką susigalvosiu, ten kažką tokio akcentą ir paskui tik mada ateis. Bet aš jau ten. Tai yra taip pat dažnis, kuris jungia mus į tinklą. Bet ten buvo svarstyklės, kur aš ir tu, kirvis, kirvio kotas ir buvo dvyniai, mes visi klasiokai. Ne? Bet va, čia yra va, tinklas, kuriame va, klasiokai gali būti pakeičiami. Nu, tą pačią funkciją gali vienas klasiokas padaryti arba kitas. O čia yra visi nepakeičiami. Kaip kompiuteryje man vaiks atsiuntė iš Vokietijos dabar sąrašiuką. Jis nori naują kompiuterį susirinkti. Jam reikia ten tokios vaizdo plokštės, tokio procesoriaus, tokių ramų, ten aš kitų jau pavadinimų neatsimenu, bet žodžiu sąrašiukas 1000 eurų maždaug kainuoja. Ir tu negali pakeisti, nu, ta prasme, vaizdo plokštės, vietoj vaizdo plokštės tu negali įdėti kokio nors ten kažkokio tai laikrodžio į tą vietą ir kad veiktų, nebus taip. Turi būti vat, būtent tas. Tai vat, tinklas tai yra, kada kiekvienas yra nepakeičiamas, kiekvienas yra ypatingas, bet nesusireikšmina, todėl kad suvokia, kad ir kitas irgi be visų šitų aš esu niekas. Viena vaizdo plokštė, jinai gulės ant stalo padėta ir jinai nefunkcionuoja. Funkcionuoja tik tai, kada visi yra. Bet kaip mūsų darbas vyksta su 72 žmonėm. Jeigu mūsų yra mažiau, mūsų darbas negali vykti. Ne? Va, trūksta vieno žmogaus ir jau šlubuojam stipriai. Va, tai vat, ir pakeisti negali. Tai vat, ir vat, šitą dažnį jūs irgi savyje turit surasti. Vat, priimti save, kad aš nepakeičiamas, be jokio ego. Ne? Aš nepakeičiamas, kaip ir nepakeičiami visi kiti. Tai vat, tai čia irgi mentalinis lygmuo, ar ne? Nes vat, ir tas ateitis, jinai dar tik mūsų mentalė, ne fiziniam pasauliu. Ne? Tai yra proto funkcija, oro funkcija, pernešti informaciją per tinklą, per naujoves kažkokias. Sakiau, vandens stichijos esmė yra sujungti ir pernešti jausmą, suteikti jausmą. Tai čia mūsų tas tradicinis pavyzdys, pabandykit nusausinti visiškai liežuvį ir įdėti maisto į burną, jūs nepajausite šito skonio, tik tai kai sudrėksta, ne, mes jaučiam skonį. Tai vat sujungti, arba vat, kada miltus turim, kaip iškepti kažką, vandens reikia. Nu, pas mane jau žinok, aptakumo, švelnumo, jautrumo vanduo vat, šitą funkciją atlieka. Vat, sakykim, kai vat, buvo Dalia vakar, ar ne, vat, rankos nejuda, nu, tokios kietos, matėt, kampuotos, ar ne, vat, jausmo nėra. Kada atsiranda jausmas, iš karto rankos atsiranda vat, tokios minkštos. Tai va, tai irgi svarbi tokia savybė, minkštumas, jautrumas. Tai pats vandeniškiausias yra skorpionas, jau visiškai žalia. Tai yra skorpione Mėnulis, nu jam čia žiauriai nepatinka Mėnuliui būti skorpione, tai čia labai didelė bėda būna. Nes čia jisai visai ne savo stichijoje. Tai, nu, tik patinka Mėnuliui, kad čia vanduo. Taip. Tai, nu,
pasakiau ne savo stichiją, sakau vanduo. Ne? Jo. Taip, Mėnulis vandens stichijos, bet Skorpione Mėnulis yra kritęs. Ne? Nes jis egzaltuoja jautį, o priešingas ženklas yra Skorpionas ir jeigu Mėnulis Skorpione, jis yra kritęs, gelbsti tik tai, kad ten bent vandenyje nukritęs. Tai va, Skorpionas tai yra pasąmonė, tai va, ta mūsų tokia va, zona, į kurią sąmoningai mes pakliūti niekada negalim. Tai yra neįmanoma. Pakliūti į pasąmonę, tai yra toks va, tamsus rūsys, mes galim ten tik tai kišti ranką ir kažką apgraibom pasiimti, bet niekada nematysim, ką imam. Ir toks, tai tas pirminis vanduo, iš kurio atsiranda gyvybė, iš paslapties gyvybė atsiranda. Ir tokiem žmonėm dažnai važiuoja stogas. Taip sakykime, nes Mėnulis, jis pasireiškia per jausmus ir žmogus niekaip nesupranta, ką jis jaučia, kodėl jis taip jaučia, kas ten su jo jausmais yra. Va, tai, bet jeigu mes čia pradirbam, žmogus patampa, bet, pavyzdžiui, kaip Kristina aikštelės eina ir šaukia. Nei jinai žino, nei supranta, kodėl jinai čia tą daro, kas tai yra, bet atsiranda kažkoks ypatingas jautrumas nesuvokiamiem, nesuprantamiem dalykam. Ir kada tą gerai pradirbi, tai atsiveria magijos paslaptis. Tai, kas atrodo nepaaiškinama, nesuvokiama, bet kažkokią, tu gali atlikti kažkokią transformaciją. Iš giliai kažką transformuoti, net nesuprasdamas kaip. Bet sunku papasakoti tą Mėnulį Skorpione. Čia gal pas mane su Plutonu visiškai vienam laipsniu. Tai džiaugsmingai. Tai giminiai čia mes perduoti galime labai stiprų prakeikimą, jeigu to neatidirbt, ar ne, kada žmonės blogai jaučiasi ir žudosi, sakykime, ne, nes Skorpionas tai mirtis, tai transformacija, tai sunaikinimas. Tai aš, jeigu pats nesusitvarkau, ar ne, aš pradedu generuoti tokius tamsius jausmus, kada nepaaiškinama bloga ir nebežinau, ką bedaryti, ir žudausi. O jeigu aš tą pradirbu, aš tame randu jėgą pakeisti, transformuoti, ypač jausmiškai, per pojūčius. Kažkokį jaučiu bjaurų pojūtį, ten galvos skausmą ar kažką ir aš taip viduj kažką padarau ir transformuoju, kad gerai man pasidaro. Taip sunku papasakot, bet kažkaip jaučiu, kad jūs kažką jaučiat. Nesuprantat, bet jaučiat, apie ką kalbu, ne? Ar dieną, ne. Bet, pasakyt neina. Nes vanduo, jis jame proto nėra, jis toks. Jūs visiškai vanduo. Gerai, tai dabar kitas vanduo Vėžys, tai būtų vanduo, kuris truputuką turi mėlynus. Tai Rūta sėdi čia, sako, ką žinot čia, sako, ar man tiks ta maikutė, nežinau. Tai matot, žalia ir truputuką mėlynos, ne?
tai kaip tik labai pataikė, tokia elektrinė. Tai mėlyna informacija, bendravimas, tai vat mėnulis vėžyje, tai yra vėžys, kuris sujungia bendravimui. Nu, ta prasme, kad vat keistis jausmais. Ir vat jūsų funkcija ir yra priimti, pripažinti jausmus, kad yra vat tai, ką aš jaučiu, ką kiti jaučia, ir dalintis tuo. Ne, vat, nebūtinai žodžiais, nebūtinai kalbėti, bet dalintis. Vat, prieit apkabint, prieit paglostit, ar ne? Vat, nes nu, vanduo tai vis tiek jausmas, ne informacija, jausmas. Tai vat, atvažiuojat į giminę ir jūs turit būti tas, kuris vat, apkabina, ten ateina prisiglaudžia, priliečia kažkaip, tai paglosto. Toks, vat iš čia ir turi sklisti jautrumas, ne? Vat, Dalia, kaip tik matot, vat, kaip pakliuvote, ne? Vadinasi, jūsų problema yra būtent vat, per tą mėnulį, kad jis čia skylę tokią daro, ar ne? Dėl to jums ir buvo namų darbai, baseinas. Baseinas, pažaisti su srove vandens, prisipratinti tą vandenį, kad švelnėti. Kad visi norėtų mano prisilietimo, mano švelnumo. Nu, va, tai vėžys, aišku, jis turi daug įvairių dar funkcijų. Tai yra tradicija, per giminę ypač perdodama tradicija iš kartos į kartą. Tai ne tie mokytojai, kur vat, šauliai buvo. Jis ėjo, rado, patyrė, suprato, atrado savo. O čia yra per tradiciją, kas perdodama. Ir vat, aš turiu tęsti tą tradiciją, perduoti tradiciją, puoselėti. Tai yra vaikų tema. Vat, būtent jau ten liūto buvo vaikai, nu, vat, kurie teikia džiaugsmo, laimės. Vat, vaikai, kada žiūri, kartu žaidžiam. O čia yra vaikai kaip, nu, kaip palikuonys pirmiausia. Ar ne? Vat, jie atėjo per mane ir vat, jie tęs šitą giminę. Jie tęs mūsų tradiciją. Vat, vaikai ne ta žaismingąja prasme, bet tokia giluminė, jausminė prasme, kad vat, vaikai mus moko būti jautriais. Vat, liūtam nesvarbu būti jautriems. Jie su vaikais žaidžia ir net nejaučia, kad vaikui ten jau pampersas pilnas. Ne? O vat vėžiška, vat, tas buvimas su vaiku, tai yra, kada aš tiesiog jį jaučiu. Vat jaučiu, jau dabar sisioji, vaikas. Vat tu jauti, vat, jo visą kūną, jie moko mus jausti, pajausti, kas su juo darosi. Ir vat aš tada žiūrėdamas į žmones, aš galiu pradėti vat, matyti, kas ką jaučia. Taip, ir man nereikia, kad žmogus pasakytų. Aš jaučiu, ką žmogus jaučia. Tai va, toks ypatingas jautrumas, tai yra ryšys su praeitim, su istorija. Ir tikrai vat, jums vertėtų pasidaryti giminės medį, kaip Jurgita pasidarė. Tiesiog eiti, domėtis istoriją, praeitim, tuo, kas senas, senomis kultūromis, senomis vietomis. Bet jūs tame galite atrasti kažką tokio ir vat, sugrąžinti kažkokią tradiciją. Ir kitas vanduo, tai žuvis, tai čia būtų žalia, kuri turi šiek tiek geltonos. Tai geltonos dar neaptariam, tai yra žemė. Tai žemė stabilizuoja.
Tai žuvis, vanduo be tos geltonos išskristų iš viso į dausas. Todėl, kad žuvis tai vanduo, bet tas dieviškas vanduo, tas pirmapradis vanduo, iš kurio viskas ateina, į kurį viskas sugrįžta. Skorpiono vanduo tai pasąmonės. Pasąmonė man toks kaip kažkoks, aš tai matyčiau, kaip būna, žinot, tokie prūdukai, kurie jau baigia apželti ten. Ten nežinai, ką rasi. Ir taip biškiuką baisu. O čia tas vanduo, tas, iš kurio ateina ta dieviškoji kūryba, irgi nelabai paaiškinama. Bet jeigu žmogus ten turi mėnulį, tai pradžioje jis gali jausti, kad jis neturi jokio ryšio su Dievu. Bet jam gali atrodyti, kad net nėra Dievo. Ir aš nesuprantu, apie ką jūs čia kalbat. Bet kažkaip norisi tą atrasti, suprasti, pajausti. Per protą to neina suprasti, tai kažkaip prasideda tos paieškos. Ir pradžioje žmonės būna dažnai ateistai, kažkokie netikintis. Bet jeigu tai pradirba, realiai tie žmonės turi kanalą su Dievu tiesiog. Bet tas kanalas, žuvų kanalas, jis yra daugiau iš manęs į Dievą. Ne tiek iš Dievo į mane, bet iš manęs į Dievą. Kad aš jam rodau, koks yra gyvenimas, ką aš patyriau, kaip čia yra toje žemėje. Tai čia ta žemė, žemės lašas tame vandenį, jis iš manęs, iš žemės. Tai ką, čia prasideda, ką jūs galit perduoti ateities kartoms, tai mes vadinam pašaukimu, kada žmogus jis negali kitaip. Jis jaučia pašaukimą ir jis tą daro. Jis neskaičiuoja, čia kainuos, nekainuos. Tie pašaukimai visokie gali būti. Tai nebūtinai, kad eit ten gydyt kitus ar ten. Tiesiog tai gali būti kūrybinis pašaukimas. Kaip Van Gogas, jisai kūrė, nors visą gyvenimą badavo. Ne vieno paveikslo nepardavė. Badavo visą gyvenimą. Jisai pinigus, kuriuos gaudavo maistui iš brolio, atiduodavo už drobės, kad drobę nusipirk, dažų nusipirk. Kada užvaldo pašaukimas daryti, kurti, ta žemė verčia mane realizuoti tą kūrybą, žemiškais, groti, valdyti kažkokį instrumentą, kažką gaminti, piešti, tokius kurti žemiškom priemonėm, kurti kažką dangiško. Nes yra 3 kūrybos rūšis. Buvo kūryba iš meilės, tie liūtai įsimyli sonetus rašo. Buvo svarstykliška kūryba. Jiems svarbiausia, kad gražu. O čia yra kūryba, kad Dievą pamatyti. Kad tu žiūri į paveikslą ir galvoji, kad čia yra kažkokia prasmė labai didelė tame paveiksle. Jis nebūtinai, kad gražiai atrodo. Jis gali būti net ne. Gerai, tai jautis labai ta tokia žemė, kuri rūpinasi turtu realiai. Mano irgi ten jautėje mėnulis. Tai toks giminę paremti finansiškai, paremti, kuo galiu, maistu, daiktais. Kad pas jūs tas materialus srautas turi neužsistovėti.
Vat kažką gavot, iš karto galvojat, kam atiduot, kam ten vat, iš giminių, ne? Vat aš iš karto suku galvą, vat, kam reikia ten vat, kažkokį. Gavau kažką ir vat, arba važiuojat kur nors pas giminę, tai visada nuvežt pyragiuką kažkokį ten, kažką skanaus, ar kokią bliuzelę ten mamai nupirkau, ten ką nors. Nu, aš praktiškai jau, kai važiuoju pas saviškius, tai niekada basa nevažiuoju. Visada. Ir jau vaikai, tai jau taip yra ten. Loreta atvažiavo, Loreta ir žiūri tą mano tašę, kada ten kažką duosiu. Tokie, vat, jau žino. Jeigu taip kažkur netyčia susitinki ir klausia, a tu duosi ką nors, a turi ką nors. Kur nors, jeigu taip. Nu, tai vat, nu, rimtai, vat, kartais, nu, tiesiog reikia vat, kažkokios materialios paramos. Tai pagal galimybės, ar ne, vat, kiek aš galiu, aš turiu, vat, giminiai ten, nu, būna visokių reikalų ten, pavyzdžiui. Tėvam davai antkapį reikia pastatyti ten, mirė, ne, tai vat, aš turiu organizuoti, ne, vat aš turiu organizuoti, nes čia jau materialus daiktas, vat čia kainuoja, taip mes galim mestis, bet vat aš užsiimu tokiu, žinai, vat čia kaip čia viskas bus. Va, toks, sutinkat? Man pačiam neužtenka. Taip, tai vat per materiją. Per malonumus galima irgi vat kažką. Nu, malonumai tai kas? Maistas, masažas, ten kažkoks, nu, vat, nusivesti ten tėvukus į restoraną ar kokį kažkokį malonumą. Aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, turbūt apsiverstų žemę aukštyn kojom, jeigu prikalbėčiau tėvą nueiti kokį masažą. Ne? Nu, čia nesuderinami dalykai, jam iš viso atrodo nesąmonė. Nu tai per maistą tada. Jam kažką nuvežiau. Mama tai nieko prieš. Nuperki kažkokią kosmetinę procedūrą ten. Kaifuoja. Nu, kažką tokio, ne? Per malonumą. Tokia riebi žemė čia, riebi, derlinga. Nu ką, toliau kviečiam mergelėje, mėnulis mergelėje turi šiek tiek ugnies. Tai čia yra, nu, ugnis, tai vat keisti, tai čia dirbama žemė. Ne, vat, dirbama, darbšti žemė. Tai vat, tai jūs jau apdirbt viską, visus darbelius, ten atvažiuoju pas tėvus, žiūriu, va, čia gal indų suplauti, čia kažką mamai padėti, nu ir sveikata. Taip, atvažiuoju, a kaip laikotės, a gal vitaminų kokių, a pas daktarą kada buvai, a, laiks jau pasitikrint, vat, toks, žinai, vat, tokia vat, fizinio kūno priežiūra, tvarkos priežiūra. Toks vat, giminiai tą galiu duoti, ne? Ir ne tik tėvams, bet šiaip, vat, išgirdau, kad giminiai kažkas serga, ne? Reikia pagalvoti, gal kokį daktarą pažįstu, kad, nu, kažkaip vat, pažiūrėtų, kažką tokio patvarkyti ten, kažką. Sutinkat? Kitas nenoriu. Bet va čia geriausia, kaip jūs galit pelnyti giminės balus. Ne? Kad va, užsidėt savo pliusų giminės kūne. Skambina giminė. Nu ir pakviesim tada ožiaragiją pas ką mėnulis, tai būtų. Tai
žemė, kuri turi vandens. Nu, va tokia irgi derlinga žemė, iš kurios viskas auga, tai tikslinga. Yra tikslas kažkoks. Gerai. Tai, nu ką, čia mes tokius galim padėti giminaičiams generuoti kažkokius tikslus. Ar ne? Vat jeigu matau, kad mėtosi, aš galiu kažkaip padėti žmogui tikslą išsikelt, laikytis plano, siekti karjeros. Ar ne? Vat tokie. Ir aišku, bus labai didelis pliusas, jeigu jūs pats giminėje kažką pasieksit. Kad į jūs galėtų orientuotis kaip į pavyzdį, kad va, broniai pavyko, vat jinai tai pavarė, vadinas gal ir mes galim, ne, vat pavyzdys mums toks. Va, tokie. Ir aišku, kada tu esi valdžioj kažkur ar ne, jau tada tu turi rūpintis giminę. Tai čia vat mūsų valdžia, turbūt pas juos visus mėnuliai ožiaragyje, tai jie kaip pasiekia valdžią, jie visada pasirūpina giminę. Ir labai gerai daro. Taip, nes vat, jūs irgi, jeigu išeisit į valdžią, pirmiausia giminę pasirūpina. Taip, vat, nesvarbu, vat, dirbu senelių namuose. Ten mums duoda jogurto, biški per daug, tiem seneliam tiek nereik. Tempiu, nes aš turiu prieimą, ne, aš vat, turiu čia galimybę, ne, vat, nu, prasimušiau kažkur ir galvoju, o ką giminė iš to galiu duoti? Nu, nesvarbu, kad aš slaugė, bet vat, davė man šokoladą, kaip slaugėje, ne, ten. Ir dar vaikus pamokysiu ten, vat, kad taip irgi vat, viską giminiai, ten vat, mes turim kartu prasimušti. O jeigu kažkokį vat, sukurtumėt verslą, kad įtraukti giminaičius į jį, tai iš viso būtų tobula. Ne, vat, aš sukuriu, aš vadovauju ir vat, mes kartu su giminė. Toks tikslingumas kažkoks, laiko planavimas. Nes kartais būna, kad žmonės sunkiai ten kažkaip planuojasi, ten studentas kažkoks, ne? Žinai, kad jam sesija ir vis paklaustų, tu jau išmokai, tu jau pasiruošėjai. O davai gal šiandien tu nepasilik paskutiniai dienai, ne? Vat tokį biškelį, vat kažkokį. Nu ir jūs turite teisę būti griežti giminėje. Pasakiau. Ir bus. Čia neatsikalbinėsi man. Ne, ten, kokia mama ten. Ai, reikėtų man ten, ką nors, pas daktarą nueiti, ai, bet kažkaip, vat, aš ten nepaslinku. Nu, eisi tu, aš pasakiau, eisi, viskas, priverst, ką reikia padaryti.